Visko, kaip kada, va čia tai be stabdžių, va čia tai laida. Prašom neplatinti niekur, širdelės tik dega, tai ne reklama. Sveiki visi, be svetimų dramų ir gandų negalintys išgyventi mūsų laidos žiūrovai. Užsitraukite užuolaidas, įsijunkite ausines ir pasimėgaukit ne savo, bet kitų žmonių bėdomis ir problemomis. O jų šį mėnesį uždėrėjo tikrai nemenkai, bet apie viską nuo pradžių. Su jumis sveikinasi vis dar juokinga, šmaikšti ir vis dar paprasta laidos vedėja aš, Laura Dragūnaitė. O jūs žiūrite geltonosios spaudos paraštėse esančią laidą, nespaudai. Vieni dėl savo fanų bėga per Australijos dykumas kilometrų. O aš dėl jūsų tikrai ne 1 kilometrą telefone nuskrolinu, kad surasčiau pačias įdomiausias naujienas. Bet noriu jūs nuraminti, kad toliau jūsų socialinių medijų aš neinu. Ir jei kuris iš jūsų nuomonės formuotojai šalia savo namų pamatysite skraidančius dronus, tai žinokit, kad tai tikrai nėra nespaudai komandos darbas. Prie ko čia tie dronai? Prie Oksanos Pikul namų? Visko. 2 valandą nakties žymi verslininkė Oksana Pikul prie savo namų pastebėjo skraidantį droną, kuris pasak straipsnio autorių pažeidė ne ką kitą, kaip jos privalumą. Vienintelis dronas, kuris gali pažeisti Oksanos privalumą, gal tiksliau privalumus, yra liūtas HIM mašina įmonė dronas Dominykas Drikstys. O kalbant apie Oksanos privatumą, šį kartą tikrai privatumą, įdomu, kokios nuomonės yra paprasti žmonės tokie kaip jūs ir aš, kurie atsiduria ne antraštėse, o komentarų skiltyje. Kai moteris parodo klyną visam pasauliui, kokie dar dronai gali būti baisus, jau nebėra kokio privatumo filmuoti. Man gal dar teks prasilenkti tiek su Oksana ir Dominyku kokiam renginyje, tai taip drąsiai nesakyčiau. Bet logikos komentare tikrai matau. Toliau persekėtojų naujienose. Ne tik didelius privalumus turinčios žinomos verslininkės susiduria su smalsiomis gerbėjų akimis. Geras laidos draugas Mantas Stonkus prie savo namų pastebėjo įtartiną asmenį. Bet gal duokim pačiam Mantui pasisakyti. Stovis ten, žinai, išlipo, apsidairė, pist padėjo telefoną ant stogo, žinai, kažkaip taip ir tipo valgo. O, labą dieną, sakau, ką čia veikiat? Grybaujat? Ir seniai negali nieko atsakyti, žinai. Mantai, jeigu dar kartą pamatysi šį asmenį šalia savo namų, būtinai informuok mūsų kūrybinę komandą. Mes viskuo pasirūpinsim. Atvažiuosim ir pasiimsim to žmogaus kontaktinius duomenis, kad visas naujienas apie tave sužinotume pirmi. Su persekiotojais atsisveikina ir viena labiausiai trending atlikėjų Lietuvoje, Justė Arlauskaitė Green Jazzu. Kad jums nereikėtų skaityti visos paklodės, aš tai padariau už jūs. Gerb Arlauskaitei atsibodo didelis žmonių dėmesys, fotoaparatų blykstės, nuolatiniai interviu, žurnalistai. Paprasčiausiai pop scenos diva pavargo ir atsisveikina. Tiesa, už pinigus Jazzu tikrai pasipasakos su malonumu. Jazzu atsisveikina su spauda, o laida nespaudai irgi atsisveikina su Jazzu. Nebent būtų proga sugrįžti į skyrybų terlistą, bet čia jau nenoriu prikarksėti. Kad jau prakalbam apie skyrybų terlistą, manau puiki proga jį atsidaryti. Turiu liūdną žinią visiems Deivido Meškausko fanams. Visiems 3 jo fanams. Deja, bet nutrūko šokėjo Deivido ir finansų ekspertės Astos santykiai. Buvę šokėjas skiriasi su finansų ekspertė, net neturi noro reitinguoti šių skyrybų. Skyrybos keliauja tiesiai į F-tierą ir iš ten jų neprikeltų net jausmingas skyrybų video. Žinomas vyras norėjo išsiskirti, o vietoje to surengė tikrą cringe fiestą. Kai rodė šitą, visos Lietuvos moterys verkė. Kai rodė šitą, verkė visi Lietuvos vyrai. O kai rodė šitą, verkė visa Lietuva. Ne, čia nėra pasipiršimo video, čia yra išsiskyrimo video. Kodėl? Nes keliautojas prodiuseris Mantas Bertulis viską daro maksimaliai, net ir išsiskiria. Žmonės komentaruose kaldino vyrą cringe'u, perdėtų skyrybų romantizavimu ar net paaugliškumu, bet aš nesutinku. Žinot, kaip sako, šok, tarsi niekas tavęs nemato, dainuok, tarsi niekas negirdi, mylėk, tarsi nebūtum įskaudintas. O dabar dar ir išsiskirk, tarsi būtum narcizas. Todėl nėra klausimų, kad skyrybos yra visiškai S lygio. Man tik kilo klausimas, kodėl visi išsiskyrimai negali būti tokie. Kodėl toks video neišėjo, kai įvyko turbūt dar svarbesnės skyrybos? Komikas Vanilla Killa B išėjo iš klojimo kanalo.
Išėjo gražiuoju, bet labai paprastai, todėl redakcija nėra patenkinta. Sveiki, aš noriu Jums labai padėkoti visiems už gražias žinutes, kurias man atsiuntėt po podcast'o, kuris išėjo. Turbūt vaikinai pašnekėjo, kad išėjau. Tai jo, aš išėjau ir jo, net netikiu, kad tiek daug gražių žinučių gavau. Tai ačiū Jums labai. Redakcija priėmė sprendimą dėl to kažką daryti. Aš dabar nesuprantu, tai ką mums pagal tave reikia padaryti dabar? Tai jeigu nebuvo ašaros išspaustos, dar galima sakyti iš vis, kad santykiai buvo? Jo, galima. Jo, galima, jo. Retorinis klausimas čia buvo. Dabar pas tave tie vedėjai keičiasi, į kairę į dešinę, žmonės nebeengagina. Šiaip iš tikro jo, klojimai, what the fuck. Tu iškart pakeitei mane. Iškart reboundą susiradai. Benadijus sėdėjo, Lastauskas. Tada Tomas Šrinkevič, Tomaševski. Ta prasme, haha, iškart pakeitė mane ir viskas. Atrodo, kad tau pohui yra. Ne pohui, Nebus viskas labai cringe'as, ką jūs čia siūlot? Ne, aš jau dabar matau, čia bus pats jautriausias skirimo video. O ką mums reikės daryti? Palikit vis tai man. Turbūt visi vieningai pritarėte redakcijos nuomoniai, kad toks išsiskyrimas patenka į estierą. Jei reikia, susistabdykite video ir gerai išsibliaukite. Viskas? Tada tęsiame laidą. Toliau laidoje kriminalinės naujienos. Tik prieš kalbant apie žiauriausius Lietuvoje šio mėnesio nusikaltėlius, reikia ko? Teisingai? Saugumo. O saugumo internete gali užtikrinti tik vienintelis mūsų laidos draugas Surfshark. Žiūri šitą video prisijungęs prie viešo Wi-Fi, todėl žvalgais ar aplink nėra įtartinų žmonių, kurie norėtų pavogti tavo duomenis. Atsipalaiduok, Surfshark apsaugos tavo visus įrenginius nuo viešo interneto pavojų. Mėgsti naršyti po abejotinus portalus, net neįsivaizduoji, kokie pavojai tavęs ten tyko. Eiti į tokius puslapius be apsaugos, kaip eiti į lauką be kelnių. Pasirūpink savo saugumu su Surfshark. Dažnai vedi savo duomenis, kad sutaupytum kelis eurus? Surfshark tau sukūrė specialų produktą. Alternatyvus ID. Paslėpk savo vardą, pavardę, telefono numerį, e-mailą. Prekinkis internete ir išlaikyk savo anonimiškumą. Užtikrink savo saugumą internete su Surfshark, kuris mūsų laidos žiūrovams turi ypatingą pasiūlymą. Pasinaudojus kodu nespaudai ar apsilankius puslapyje surfshark.com/nespaudai gausi 4 papildomus prenumeratos mėnesius. Ir nepamirškit, nespaudai vienas žodis, jokių tarpelių. Taigi dabar jau tikrai saugiai galime aptarinėti Lietuvos šou verslo padangę sukrėtusius įvykius, o pirmasis į pareigūnų rankas papuolė, taip, vėl tas pats Mantas Stonkus.
Ačiū labai. Visos. Neseniai 39-ąjį atšventęs Mantas Stonkus šį kartą už vairo visiškai blaivus. Sveikinimai su 39-uoju ir su 3 nuliukais ant alkotesterio. Tiesa, balandžio mėnesį pūtė ne tik Stonkus, neblogai pripūtė kitas komikas Olegas Šurajevas. Galimai su narkotinėmis medžiagomis sulaikytas, galimai komikas Olegas Šurajevas. Šį kartą nuo policijos nebėgęs ir dvacokų iš kišenės nemėtęs Olegas pasipasakojo apie savo patirtį kalėjime. Atsidėti kalėjime nėra bausmė, tai yra gyvenimo pamoka. Ir šitą savo gyvenimo pamoką aš gavau. 12 valandų kalėjime mane pakeitė. Džiaugiamės, kad iš kalėjimo grįžai sveikas ir gyvas. Į pareigūnų rankas su uždraustomis medžiagomis pakliuvo beveik žinomas keliautojas Mantas Bertulis. Bertulio bagaže buvo rastas šovinys, o jau tikėjotės, kad buvo rasta narkotikų. Aš irgi to tikėjaus, bet dėja, Mantas dar vasario mėnesį buvo šaudykloje, iš kurios pasiėmė šovinį, kurį laikė kuprinėje. Per tą laiką su tuo pačiu šoviniu kuprinėje Bertulis spėjo pusę pasaulio apskristi, o sulaikytas buvo tik dabar. Net nežinau, ar džiaugtis tokiu saugumu ar nerimauti. Bet džiugu, kad buvo suduotas smūgis karo dievui Mantui Bertuliui. Nuo šiol tikrai gyvensime saugiau. Galvojat, kad jau viskas? Anaip tol. Pareigūnai nenustoja terorizuoti šou verslo žvaigždūnų ir žvaigždučių. Ar galite patikėti? Tokia antraštė. Dėl sustabdyto automobilio. Leiskite, aš padėsiu jums sugalvoti dar geresnę antraštę. Policijos pareigūnai šokiruoti. Nepatikėsite, kas buvo rasta prabangiame Victoria's Secret Bentley automobilyje. O kas buvo rasta? Pasibaigęs technikinis. Ir tiek. Tiek kriminalų Lietuvoje. Bet negalvokit, kad tai buvo visos blogos naujienos. Mūsų redakcijos komandos narių širdis plyšta skausmu. Laidos pirmoji meilė, laidos simbolis, mūsų pranašas ir išganytojas Žilvinas Andrew J. Grigaitis buvo vogtas lėktuve. Skrydžio metu buvo pavogtas ir supjaustytas Žilvino prabangus krepšys. Iš jo paimti svarbus jam daiktai, kiti sugadinti, dingo prabangus gintariniai papuošalai, o pats Žilvinas jaučiasi kaip išprievartautas. Žilvinai, mes su jumis, kaip sakoma, ir džiaugsme, ir varge. Bet jeigu trūks gintarų, mes jums galim per jūros šventę pripirkti gintarinių paveikslėlių. Na, o jums, Žilvinai, padės atsitiesti po tokios nelaimės tik vienas žmogus. Tik vieno žmogaus žodžiai. Ir mes visi žinome, kas tai per žmogus. Na, ne viskas gyvenime gaunasi taip, kaip planavot ir taip, kaip norėjo. Nenuleiskit rankų. Niekada. Visada turėkit užsispyrimo ir pakelkit savo užpakalį nuo sofutės. Ir pamatysit, rezultatas tikrai bus. Nebijokite, laidos žiūrovai, laida dar tikrai nesibaigė. Net neįpusėjo. Tad toliau kelionių naujienose. Arba toliau blogose naujienose. Žymus laidų prodiuseris ir kūrėjas Edvardas Žičkus pakliuvo į avariją Australijoje. Tai aš čia dabar nesuprantu, Edvardai, ar gyvenimas yra gražus ar ne? Į avariją pakliūti tikrai yra nemalonu. Bet kai aš papuolu į avariją, tai būna Norfo stovėjimo aikštelėje nubrauktas Mersas. Kai tu pakliūni į avariją, tai Australijoje. Vienas skrydžio metu į gintarų parodą apvogtas, kitas pakliuvo į avariją Australijoje. Kuom jūs dar pasiskūsit, mielieji? Kad per garsiai groja muzika Harry Styles koncerte? Ar kad per arti krepšinio aikštelė sėdėjote NBA finale ir jūs atsitrenkė kamuolys? Paprastų žmonių problemas palikit paprastiems žmonėms. Tokiems kaip mes, ne? Aš jums to parodysiu, kas yra paprastų žmonių problemos. Žičkau ir Grigaitė arčiau ekranų, tuoj Nijolė jums papasakos. Taip va. Gal žiūriukai blogai. Sunkiai kvėpuoja. Tikras tikrų žmonių nelaimės. Nijolė, labai užjaučiame tave dėl jūrų kiaulytės, Zara. Linkime kuo didesnės sveikatos ir tikimės, kad viskas bus gerai. Va čia tikra draugystė tarp Nijolės ir Zara. Tikrai nemanau, kad tiek ašarų buvo išlieta dėl Karinos, Godos ar tos trečios, kur, kaip jinai, niekada vardo jos neatsimenu. Kalbant apie 6-9 danguje, Nijolė besikraustydama atrado istorinę relikviją. Taip. Tai tas pats perukas, su kuriuo 6-9 danguje per Šapranausko šou 2006 metais pristatė dainą Gyvenu. Nijolei kyla tik vienas klausimas – pasilikti ar išmesti. Panašu, kad per 2 metus tikrai nenaudoja šio daikto, tai kaip ir turėtų keliauti į šiukšlių dėžę. Bet aš girdėjau, kad jei į vieną vietą surenki visus 4 perukus, gali iššaukti dievą drakoną vardu Egmontas Bžeskas, kuris tau išpildys bet kokį norą. Bet kokį norą. Bet jam vis tiek turėsi 50% sumokėti nuo kiekvieno išsipildžiusio noro. Užsienio naujienos, o gal tiksliau Europos. O dar tiksliau Eurovizijos naujienos.
Tiesa, naujienų dar nedaug, nes mes filmuojam labai iš anksto, taip kaip televizija kalėdinės laidas filmuoja rugsėjo mėnesį. Taip ir čia Eurovizinės naujienas filmuojame labai iš anksto. Bet visas pasaulis sustingęs laukia didžiausio šou Europoje. Ir visiems kyla tas pats klausimas, ar pagaliau Lietuva laimės Euroviziją, ar bus dar vieni metai, kai liksim už borto. Tiesa, lažybininkai daug pozityvumo nesuteikia, bet Eurovizija kaip sportas, tuom ir žavus, kad niekada nežinai, kas laimės. Bet prognozių prieš Euroviziją nemažiau nei orų prognozių per televiziją. Visi turi savo nuomonės, visi turi savo reitingus ir visi žino, ko reikia Europai. Jei jums įdomu, ką prognozuoja mano viešnios, pasilikite prie ekrano ir tuoj pat išgirsite viską iš pirmų lūpų. Sveiki visi susirinkę į mūsų laidą Eurovizijos vizija su Laura Dragūnaite. Ir šiandien mes susirinkom pakalbėti, kaip reikėtų tinkamai reprezentuoti mūsų šalį. Ir ar mes norim, kad Europa ir visas pasaulis mus matytų, kaip jau tą, sakykime, pasidavusią tą ištvirkeliškai vakarų propagandai, ar kaip stiprią Lietuvą, vertybišką, dorą, dainingą šalį. O šiandien iš šitos klausimus man padės atsakyti Eurovizijos ekspertės, mano geros, ne tokios kaip draugės, kolegės labiau, tai karalienės iš būsimo karalienių TV, Aura ir Edma. Tai sveikos damos. Labą dieną. Labai malonu, kad jūs atsižvelgėt į tai, kad esam ekspertės, nes tikrai taip ir yra. Tai labai malonu čia būti. Tai aš nežinau, kaip tu čia patapai ekspertė. Aš ne ekspertė, aš tiesiog už Lietuvą. Už Lietuvą gražią, stiprią, dainingą Lietuvą. Jeigu mes būtume iš tikrųjų už gražią, dainingą Lietuvą, tai kodėl tu neapsirengiai mūsų šių metų tematinę spalvą, sidabrinę pavyzdžiui? Aš rūbelį tų sidabrinių tokių neturiu, man labiau auksiukas prie veido kaip lietuvaitį tikrai. Šiltas pavasaris. Šiltas pavasariukas. O tu tokia žemužė. 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 Ir gerai, Aura, Edma, klausai, mes vis tiek jau, mes moteris, mergaitės esam, dabar sakykit, kodėl Lietuvai yra atstovavę 14 vyrų ir grupių, ne? Ir tik tai 2 poros, ir tik tai 10 moterų, įskaitant tą jau Vilijos Matačiūnaitės bandymą Eurovizijoje. Aš taip, manau, kad... Pradėkim nuo to, kad labai keistai formuojami yra tavo klausimai. Klausimai? Aha, Nes klausimai, kodėl mes į tai taip kreipiam dėmesį, mesgi visadagi čia yra dainų konkursas. Jo geriausia daina kiekvienais metais nuo Lietuvos važiuoja, taigi renka Lietuvos žmonės, bet mes nerenkam, nėra atskiro balsavimo, ar šiais metais mes paleisim važiuoti vyrą ar moterį. O šiais metais Lion Seeką, non-binary, žinai, kažkas, vis kažkas kitokio, tai aš nežinau, ar mes čia... Viduriukas. Taip, ar mes čia šitais laikais labai skirstom? Bet gerai, girdžiu jūs tada. Tai bet jūs man kaip moteris tada sakykit, tai bet jūs pavyzdžiui, bet tą Lion Seeką pasirodymą. Pamatėt, ir ką pirmiausia, kokios mintis, ką transliuoja? Lion Seeką mes su juo labai daug bendradarbiavę šitoj rinkoj, šou versle Lietuvos, tai mes labai palaikom savo draugą. Nuostabiai daina, aš manau, kad jis ir pernai turėjo važiuoti. Taip, ar mes norim daugiau ar mums užtenka? Aš skaičiau komentarus iš Europos žmonių, kurie rašo, tai tiesiog ir labai buvo fainas vienas komentaras parašytas, kad daina yra labai išreikšta meninė ta forma, kaip parodo, kaip iš tikrųjų reikia vertinti žmogiškumą, nes AI-us šiais laikais, tu supranti, kas yra AI-us? Dirbtinis intelektas, taip. Dirbtinis intelektas. Ta žinutė, būtent šito pasirodymo yra labai stipri. Bet ne visi gali iki galo tai išvelgti, bet aš labai kviečiu daugiau paskaityti, nes yra labai yra aprašyta pas jį Instagram'e, apie ką yra daina. Tai aš manau labai yra stiprus entry for this year's Eurovision Song Contest. Ir šiaip žiūrint tik tai vizualą, tas teatrališkumas, kadangi turbūt biudžeto mūsų federacija neturi, suprantat, kad ten visas tas ugnis išpirkti, ką gali sau leisti kitos šalis, tai mes turim žaisti ant kažko kito, tai aš manau, kad Lion Seeką šiais metais puikiai išpildė visas galimybės ant tos scenos. Dabar ir kokias mes vertybės transliuojame tai Europoje, su pasirodymu? Pagaliau nuostabes. Lion Seeką yra laisvo žmogaus pavyzdys, kad tu gyvendamas Lietuvoje gali būti savimi ir gali siekti daugiau.
tai dabar, pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, kad Maironis, mūsų vis tiek Lietuvos ar ne tautos, tas turtas, deimantas, ar jisai, vat, kaip jisai vertintų tą pasirodymą, ar jisai vat, matytų tą Lietuvą, ar ne? Pasirodymą, ar net susigraudinau. O va, tie dabar blizgučiai, va, tas visas šou, ar nereikėtų visgi mums vis tiek atsigręžti, nu, va, ir į tą dainą daugiau pačioj toje Eurovizijoje. O nepakankamai tai gal atsigręžti? ir va, dabar mūsų tas liutukas, jisai tai gal ir atsigręžęs į tą dainą, bet va, kaip kiti pasirodymai jums? Ar netrodo, kad ten per daug tiesiog va, daugiau va, to kūno, kad parodyti? Kad Taigi Eurovizija apie tai visada buvo ir yra. Ir su laiku tiesiog matome, kas visada yra top 10. Aš manau, būtų kvaila nesisemti iš to pavyzdžio. Ir taip, šou visada laimi. Šou. Mes čia turim šou daryti. O ką tu čia darai, aš tai nežinau. Aš tiesiog domiuosi, ką Lietuva, ko domisi Lietuva ir paprasti Lietuvos žmonės. Ir aš tuo domiuosi ir kokią mes dabar tada vietą prognozuojam tą mūsų Lion Seek. Aš prognozuoju tikrai top 20. Nu, ta prasme. Jau finale. Tai taip. Aš sakau, top 10 bus. Aš sakau, top 20. Aš tada kažkur per viduriuką, tada... Tai 15. Aš tada lieku prie savo nuomonės. Okay. Ir dabar jūs, Saulė ir Rena, jeigu dalyvautumėte Eurovizijoje pačios. Nes vat atrodo, tikrai jūs, sakykim, kad galėtumėte. Manifestacija tiesiog. Nu, vat kokio stiliaus ta daina būtų? Ar jūs daugiau eitumėte iš tos išvaizdos, ar daugiau į tą dainą, ar į vokalą? Žinai, tavo ta intonacija, kad išvaizda nieko nesako, žinok, mes per savo išvaizdą visą Lietuvą sužavėjom. Žinai, mada, makiažas ir transformacija yra tokia ryški kalba, argi tu to nematai? Ir tada nemano ta Eurovizija, kad tam tikrų požiūrių suradikalėjo. Nes dabar, bet daleiskim tikrai, jau atsiribokim nuo visų tų jau, visko, bet, daug tikrai dabar, daug ten visko tikrai yra, ne, bet ar dabar jau nereikėtų būti tokiu konservatyvesniu, kad išsiskirti? O kodėl tau kyla toks klausimas? Kad išsiskirti, taip, o dabar ramiau būti. Taip. Tai buvo daug ramių šitam pirmam pusfinalį, kurie tiesiog net nepateko. Net nepateko į tą finalą. Tai pasaulinio reikia ramiai vis dėlto. Aš manau, kad ne, nes Portugalija visą laiką yra labai rami ir pažiūrėt, kas vyksta. Nieko. Ir dabar, kadangi mes esam tokioj įtemptoj situacijai pasaulyje, aš manau, ta Eurovizija su savo tais ekstravagantiškais šou elementais žmonės šiek tiek nutolina ir bent valandai 2 jie gali pamiršti apie visą chaosą, kas vyksta pasaulyje ir pasimėgauti blizgiais, gražiais pasirodymais. Teisingai. Šiaip tai, mergina, labai jūs taip teisingai kalbate. Tikrai? Tai aš manau, šiais metais tikrai Lion Seek žiūri tokiam įdomiom akim. Tikrai aš manau, kad jis atvažiavo ir taip visi pagalvojo, wow, Lietuva va štai šitaip tais metais. Kažkas originalaus. Jo. Dabar tada iš tų visų pasirodymų, ne? Kas jau dabar favoritai pačių to jau? Už ką balsuosim? Šiais metais labai Graikija yra man faina. Kur Ferton. Labai patiko. Danija patinka. Blizgutis visas irgi dainuojantis, dainuoja labai gražiai, labai aukštai. Super. Gražiai dainuoja. Lenkija labai gražiai šiais metais, kaip niekada. Ar ne? Šiaip sau šiais metais. Bet man labai dar patinka Suomija. Tie plaukai, kaip jį groja su tuos Miku atsilošas. Wow. Tai gerai. Dabar paskutinis klausimas. Ar Eurovizijai, nėra vis tiek per daug to glamūro? Glamūro? Glamūro. Ne. Bet jūs kaip glamūro ekspertės? Skoningo glamūro yra per mažai. Kaip pasakai, tai pasakai. Ne veltui esi man karalienė iš mano pusės. Iš kurios pusės? Iš tavo pusės? Iš mano pusės. Jo, iš tavo pusės jinai karalienė. O tada iš mano pusės? Jūs iš vienos pusės, viena iš kitos kita. Čia mano pusė, va šitaip aš mėgstu. Suprat. Skoningas glamūras. Edma labai gražiai pasakė, labai korektiškai. Aš taip tavim didžiuojas. Ir tada kažkokį tai tą galutinį vertinimą Lietuvai, kažkokį tą palinkėjimą, galbūt kažkokią žinią. Aš manau, kad mūsų trajektorija Eurovizijos kelyje yra labai teisinga, glamūro pas mus daugėja, Lion Seek labai tai padidina ir aš tiesiog noriu palinkėti dar daugiau, stumti save iš komforto zonos ir visiems būsimiems artistams nebijoti būti savimi. Tikrai taip, ir Lion Seek mes palaikom. Rėkiam, klykiam, širdis džiaugiasi. Atvirom rankom laukiam tavęs sugrįžtant. Taip, laukiam Karalienės TV, ateik būtinai ir dar pakviesim asmeniškai.
Tai ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai, ir tikrai tariu didelį širdingą ačiū savo draugėms, karalieniai, Aurai ir Elmai, kurios vis dėlto, kaip ir sakiau, jau atmėrė akis ir mūsų Lietuvą nupaišė visai kitom spalvom. O kaip jums manote, aš patik? Tai vat, mes taip pat jiem aš galvoju, tu dar nepasiruošus, reikės palaukti tavęs, bet čia taip atsisėdai, gerai. Tai aš irgi, aš prie paprastesnių bandau tų žmonių, bet reikia daugumai įtikti. Reikėtų, ne? Gal kažkaip padirbėti truputį su... Bent, žinai, nuo šampūno reikėtų pradėti. Viskas padaroma. Taip. Kas čia yra? Jūs girdit? Ką? Groja kažkas. Iš kur čia groja? Jūs garsą neišsijungėt per filmavimą? Pas tavai irgi taip groja iš telefono? Ne. Paim telefoną. Ne, nieko. Įsijungi interneto duomenis. Wi-Fi. Ne, tai aiškiai, ant kaimyno dar vis dar naudoji kaimyno Wi-Fi, negėda. O jas. Todėl kaip tik tokiems kaip tu, Tele2 siūlo net 6 mėnesius nemokamo interneto. Užsisakant neribotą arba 500 GB 5G namų interneto planą 24 mėnesiams. Tele2 yra populiariausias operatorius Lietuvoje. Tapk ir tu Tele2 šeimos nariu ir džiaugis greitu, kokybišku ir už gerą kainą 5G namų internetu. Toliau nespaudai žiniose. Jautienos naujienos ir ne, mūsų neremia jokia mėsinė, nors galėtų. Dabar pakalbėsime apie balandžio mėnesio bifus. Vyresniems gal išversiu konfliktus, barnius, kivirčius arba tiesiog vaidus. Ko gero, nujaučiu, apie ką norit, kad aš pakalbėčiau. Tai kaip ten Viktoras su Vilte ar išsiaiškino? Ar buvo smurtas, o gal buvo šmeižtas? Šiuo momentu aišku tiek, kad niekas neaišku. Teismai neprasidėjo, renkami įrodymai iš abiejų pusių. Dabar ir aš norėčiau įsikelti istoriuką, kad šioje laidoje nebekomentuosiu šios situacijos, nesidarysiu populiarumo iš kitų žmonių nelaimės, lauksiu teismo sprendimo ir tikiuosi, kad mane suprasit. O šiaip Viktoras nuėjo pas motyvuotą kotletą, tad jei norėsit pažiūrėti valandos laiko interviu be nei vieno bairio, tai galite įsijungti. Kitas bifas, kurio niekas neprašė, bet jis vis tiek įvyko. Čia susigrūmė 2 Lietuvos žvaigždės žinomumo kategorijoje iki B listo. Tai Bareikiai ir Mantas Bertulis. Aš ne lietuvių mokytoja, tokio teksto jums tikrai neduosiu skaityti, tad ilga istorija trumpai. Bareikiai nuvyko į Kanye Westo koncertą Los Andžele. O dėl to itin užsigavo Mantas Bertulis. Ir jums įdomu kodėl? Tikrai ne iš pavydo. Bertulis juk pats pusę pasaulio apkeliavęs. Ne, Bertulis užpyko dėl to, kad Kanye Westas nekenčia žydų. Negaliu tiksliau pakomentuoti, ar Mantas yra galimai žydų kilmės, todėl užsigavo, bet turbūt visi sutarsime, kad jei yra išprotėjęs antisemitas ir jo koncerte tikėtumėmės pamatyti visai kitą žmogų nei Vidą Bareikį, jeigu koncertas būtų New York'e. Turiu didelį įtarimą, kad Bareikiams vieta Kanye koncerte buvo pažadėta dar prieš 3000 metų. Lakštingala negali nečiulbėti, tyla negali patylėti, todėl pažėrė kritikos strėlių auksinių scenos kryžių renginiui, jam atsakė Bružas kartu užsipuldamas po Grebnojų. Tada tie du atsakė atgal Bružui. Straipsnis tiek pat ilgas, kiek ir nuobodus, todėl nepykit, bet aš tikrai neskaitysiu ir maždaug įsivaizduosiu, kas čia galėjo įvykti. Visi įvykiai ir personažai yra išgalvoti ir netitinka realybės. Taigi Martynas Tyla pasakė, kad jam nepatiko apdovanojimai, kad gali padaryti geresnius. Tada Bružas sureagavo ir pasakė, kad apdovanojimai šiais metais buvo labai prasti, todėl auksinius scenos kryžius geriau atiduosim daryti M1 kūrybiniai grupiai. Pala, dar po Grebnojus čia kažkaip įsimaišė. Tai Bružas pasakė, kad apdovanojimai buvo tokie prasti, kai po Grebnojaus kuriami drabužiai. Po Grebnojus supyko, apsišarvavo savo treningais ir kantrybę. Ir jau ruošėsi paleisti kumščius prieš Audrių Bružą, bet prisiminė, kad Audrius Bružas yra vyras. Vėlgi, nežinau, kiek tiksli ši mano versija, bet tikrai tikiu, kad įdomesnė nei ta, kuri vyko iš tikrųjų. Ir tai dar ne viskas. Balandis oficialiai gali vadintis jautienos mėnesiu, nes kivirčiai dar tikrai nesibaigė. Monika Ra susipyko su psichoterapeute. Nenoriu nieko sakyti, bet jūs pažiūrėkite į Moniką Ra. Man atrodo, kad ji ne tik su savo psichoterapeute pykstasi, bet ir su savo psichika neblogą bifą turi. Bet šį kartą ne apie tai. Dar praeitoje laidoje minėjome, kad Monikai Ra buvo pateikti kaltinimai užsiiminėjimo eskortu.
Tuos kaltinimus Dubajaus policija paneigė. Pasirodo, kad žymi psichoterapeutė Dovilė Barkutė irgi yra tokios pačios nuomonės apie Moniką Ra. O tada ir prasidėjo. Ne šiaip pyktis, o visiškai pilnas OG lygio istorijų karas. Viešinami susirašinėjimai, kaltinimai, įžeidinėjimai. Taigi prisisekite saugos diržus, tuoj viską sudėliosiu į vietas. Dovilė Barkutė dirba psichoterapeute Dubajuje ir kurį laiką yra poruojama su turtingiausiu Lietuvos žmogumi Gediminu Žiemeliu. Tuo tarpu Monika Ra skrido su Žiemelio privačiu lėktuvu. Dovilė įtarė, kad Monika nori nusikabinti Žiemelį, todėl prasidėjo ši ataka. Mėlynajame ringo kampe kovotoja Dubajuje gyvenanti influencerė, kuri mirštančių žmonių akivaizdoje reklamuoja savo wow kursus. Tiesiog wow. Raudonajame ringo kampe kovoja tikrai raudonuojanti psichoterapeutė. Ne kartą prieš Ukrainą pasisakysiu Dovilė. Tiems, kas stebi šią kovą iš šono, pasakysiu taip, pusių čia rinktis tikrai nereikia. Kai pamačius avariją greitkelyje, nežiūrėkim iš šono, tiesiog pravažiuokim ir nesigadinkim savaitgalio. Visuomenė nespėja sekti vidutinio garsumo reperio čiūdų. Panašu, kad vaikų mėgstamo atlikėjo OG version Juodasis Mėnulis vis dar douchebego ženklė, nes redakcijai tampa beveik neįmanoma susekti, su kuo duotuoju momentu jis beefina. Nuo žolės užvelto aštraus muzikanto liežuvio kliūna visiems. Šį kartą repo šviežiena užsirovė ant repo senjoro Lilo Suinominė. Pirmam apdovanojimus OG versija pareiškė, kad atlikėjai yra vyro varpa ir laisvo elgesio moteris, o ne hip-hopas. Taip pat pridėjo, kad jų muzika yra serialų muzika. Labai keista, kad šalia patarakas su smokingu. Lilas atgal šovė antraštėmis. O jums tai užkliuvo, kad Lilas ir Inominė turi bendrą Insta paskyrą, kaip būtų vyresnio amžiaus pora Facebook'e. Nesmė, grįžtam prie istorijos. Antraščio buvo negana, todėl Lilas akivaizdžiai parodė, kad turi sukūręs disą, pašiepiamą į kūrinį nukreiptą į repo oponentą. Tačiau kas iš to talento, kai yra jaunatviškas entuziazmas? Ir aišku, labai daug laisvo laiko, nes tikrai nereikia rūpintis savo vaiku. Painu, nėra aišku, kas gerietis, kas blogietis, o kas tiesiog aikštingas paauglys suaugusio vyro kūne. Čia šiaip nėra kad apie kažką konkrečiai. Kartais taip norėtųsi, kad kažkas viską sudėliotų aiškiai ir chronologiškai, kaip kokią pasaką. Ai, palaukit, mes ir esam tas kažkas, koks sutapimas. Sveiki, mėly vaikučiai ir jų tėveliai. Šiandien aš jums paseksiu pasaką apie karaliaus, karalienės ir princiuko nuotykius muzikos šalyje. Taip kad pasidarykite arbatos, pasispraginkit spragėsiu ir patogiai įsitaisykit. Gerai, Džiugai, puikiai. Dabar knygą būtinai pasimk ir kad skaitom. Žinai, kad būtų tas jausmas, kad skaitai pasaką vaikams iš tikrųjų. Kam aš mintinai mokiausi? Nu, tai... Vieną kartą muzikos šalyje gyveno princiukas. Jis turėjo daug draugų, jį žmonės mylėjo. Tačiau princiukas pamilo geriausio draugo Retrovuso merginą, Karolienę. Dėl jos jis paaukojo draugystę, buvo išmestas iš rūbų. Bet širdžiai juk neįsakysi, tiesa? Palauk, tikrai tai buvo, kad... Ai, bet čia pasakoja. Gerai, viskas tvarkoja. Gerai, skaityk toliau. Puikiai. Čia, aš nežinau, kaip ten buvo. Buvo, nebuvogi čia pasaka, tai čia netikri faktai, čia išgalvota viskas. Netrukus princiukas vedė Karolienę ir su ja susilaukė dukrelės. Tačiau princiukui nei ji, nei Karolienė nerūpėjo. Jis dienų dienas rūkydavo pypkę su žynio paruoštų žolelių mišiniu ir žaisdavo su dvariškiais netikrą karą. Karolienė jam sakydavo: ar gali pakeisti vystiklus? Kodėl tu sulindęs į tuos žaidimus? Padėk tą pypkę bet vieną kartą. Tačiau princiukui tas buvo nė motais. Atstok, duok man pažaist. Pypkė man padeda kurti baladės. Karolienė, neapsikentusi princiuko tingėjimo ir dėmesio nerodymo, paliko jį ir iškeliavo su dukrele. Aš išeinu. Nors princiukas neparodė to, širdyje turėjo daug pykčio. Neturėdamas kurio išlieti, princiukas išeidavo į gatvę ir rėkdavo ant žmonių. Man dabar gaila to princiuko, man reikia, kad aš nekeščiau jo labiau kažkas į tą pusę, kad būtų. Tai jeigu. Bet tu vis tiek žinai geriausiai. Nežinau. Bet ne, gal ir negaila, gerai viskas, tvarkoj. Bet važiuojam. Dabar princiukas pyksta, taip. Tuoj.
Kliuvo visiems. Pradžioje karalystės juokdariui Viktorijui. Niekdary, aš žinau, kad lupi savo pačią. Viktorijus gynėsi, bet jo reputacija jau buvo sutrypta. Aš nieko nebušiau, aš tik paprastas geraširdis juokdarys. Princiukas net grasino su riteriais prijoti prie juokdario trobos. Princiukui konfliktų neužteko. Jų užrūstino gretimoje karalystėje gyvenantys du karaliai – Lilijanas ir Inominijus. Tai buvo gana keistas valdymo modelis, kai karalystę valdė du monarchai. Bet ne aš tą pasaką rašiau, čia koks man skirtumas. Vat savo neįterpinė, gerai? Kaip parašyta, taip ir skaitom improvizaciją, žinai. Princiukas pyko, kad žmonės mylėjo du karalius. Todėl jis paskelbė Lilijano ir Inominijaus karalystėj karą. Tiesa, ne su ginklais, o muzikos karą. Va čia jau, žinai, čia jau link kulminacijos tokios einam. Čia jau blogi dalykai dedasi, jeigu gal liūdniau kažkaip, taip, kad už širdies griebtų, žinai, kažkaip. Tai kaip grėsmingiau ar lengviau tai? Gali tokį grėsmę per liūdėsi. Tai buvo Arba su ašara akį ir su prakaitu klynė? Va taip, vienoje akį ašara, kitoj prakaitas. Gerai. Princiukas pyko, kad žmonės mylėjo du karalius. Todėl jis paskelbė Lilijano ir Inominijaus karalystėj karą. Tiesa, ne su ginklais, o muzikos karą. Dalinai todėl, kad veiksmas vyko muzikos šalyje. Dalinai dėl to, kad princiuko karžygiai buvo labai jauni ir negalėjo sau leisti ilgos kelionės į kitą karalystę be pietų miegelio. Lilijanas ir Inominijus nusprendė netylėti. Jie parašė satyrinę giesmę apie princiuką. Nežinai, kas per hip-hopas, tu nesupranti tipo. Mes dėdės, iš kurių nuomojas mašinas klipam. Mes priežastis, pirma ir paskutinė, balvonė, dėl ko tavo vardas skambės stadione. Va, super, tobula, žinok. Lilijanas išsiuntė pasiuntinį su pergamentu, kad įteiktų šią satyrinę giesmę princiukui. Princiukas susinervino, jo nuomonė geriausiai Lilijano ir Inominijaus kuriamą muziką apibūdino vyriškas lytinis organas ir karalystės paleistuvė. Princiukas buvo gudrus. Jis nedelsdamas pats parašė pašiepiamąją baladę ir nesulaukęs pasiuntinių išbėgo į karalystės aikštę, užlipo ant bačkos ir uždainavo. Niuchas, pidaras, gandonas, gal dar paliečiam ir žmonas. Na, niuchas, pidaras, gandonas. Ai, tu ten Viktoro draugelis, jau kaip gera negirdėt tavęs. Kaip pas mane, mikrofonas, niuchas, pidaras, gandonas, užsirovinė ant to. Tai klausyk dabar balvonas, niuchas, pidaras, gandonas. Kas čia laivo kapitonas? Aš sakysiu, aš teškiau, nutilėsiu be taisyklių, aš tesilaikysiu, niuchas, pidaras, gandonas. Na, žinot taip. Princiukas savo satyrinėje baladėje apdainavo gandą, kad Inominijaus žmona, karalienė, mėgsta bendrauti su keliais dvariškiais vienu metu. O Inominijus tam neprieštarauja. O apie Lilijaną jis dainavo, kad neva šis mėgsta atverti kitų karalienių vartus. Lilijano ir Inominijaus giesmę pamėgo vyresni karalystės gyventojai, o princiuko baladė labai patiko vaikams. Princiukas taip didžiavosi savo kūriniu, kad pareiškė nuo šiol būsęs ne tik princų, bet ir karalystės juokdariu. Kadangi tai buvo muzikos šalis ir tikro karo nebuvo, visi toliau gyveno taikiai. Lilijana su Inominijum skaičiavo pinigus, karalienė rūpinosi dukrele, o princiukas per dienas rūkė žynio žolelių pypkę, žaidė netikrą karą ir galvojo, su kuo susipykti dar. Bet mes pamiršome dar vieną personažą. Karalystės juokdarys toliau juokino žmonės, tačiau jam tai sekėsi prasčiau nei prieš pažeminimą. Pabandykite pabūti mano batuose, kalbėjo juokdarys. Jis pasisamdė karalystės šviesuolį, kad tas gintų jį teisme. Suprantu, kad tikėjosi galbūt kiek kitokios pabaigos, laimingos. Turbūt vienintelis laimingas personažas šioje istorijoje – princiuko buvęs draugas karalius Retrovusas. Kol princiukas su visais pykosi, Retrovusas susirado naują karalaitę ir pats laimingas per dienas kūrė baladės.
Jie įsimylėjo, pasidarė dukrą. Kas aš toks, kad piščiau protą dėl to? Aš pats buvau jaunas, gal nepakankamai subrendęs ties kai kuriais dalykais. Todėl kažkurio momentu aš visą tai paleidau. Supratau, kad jei visą laiką laikysiu tai savo širdį, aš skaudinsiu tik pats save be reikalo. Skaitykite daugiau. Čia interneto nuorodą pridėjai, ar... Skaitykite daugiau, Tai ar čia tau, knygas kad- skaitykit. Tai kad aš Ai. Tai tu, Žmonės. kad skaitytum, ar aš, kad skaitytum? Aš skaičiau daug jo. Aš skaitau dabar irgi, va, šiuo metu. Nu, Tu tai- duotojų momentų skaitai. Blet, Laura. Tačiau gainu. Gerai. Profesionalumo truputėlį. Štai, gerai. Na štai jums ir laiminga pabaiga. Tačiau tai tik pirma istorijos dalis. Susitiksime kituose piktojo princiuko nuotykiuose. Iki pasimatymo vaikučiai ir jų tėveliai. Labai atsiprašau, turime sustabdyti laidą. Deja, mūsų laida pakliuvo į laiko plėšikų rankas ir ji keliasi bent 30 metų atgal. Labas vakaras, Lietuva. Aš esu Laura Dragūnaitė. Šiandien panoramoje matysite. Šiandien didi diena Lietuvai, įvyko didžiulis perversmas ledų rinkoje. Būtent šiandien buvo išrasti ledai Baltijoje. Labai atsiprašau už savo neprofesionalumą, bet neišlaukiau aukų filmavimo ir suvalgiau ledus iki tol. Bet net neabejoju, kad net ir po 30 metų šie ledai išliks tokio pat tobulo skonio. Tuo neabejoju ne tik aš, bet ir patys ledų gamintojai. Ledai Baltija skelbia akciją. Įsiamžink nuotraukoje dabar ir lygiai po 30 metų 2026 metais bus išrinktos geriausiai 90-uosius atspindinčios nuotraukos, kurios paklius net į 140 reklaminių stendų didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Tai yra jūsų galimybė tapti reklaminiais Baltija ledų veidais. Čiupkite savo kameras ir fiksuokite geriausius kadrus ir nepamirškite jų išsaugoti iki pat 2026. Taip, išgirdote teisingai. Norite tapti žvaigždėmis, norite savo veidą matyti ant didelių reklaminių stendų, tai yra jūsų proga. Suraskite nuotrauką, kurią pasidarėte 90-aisiais, su to laikmečio dvasia, žaislais, daiktais, pastatais ar drabužiais, kadrą, į kurį vos tik pažvelgus būtų iškart aišku, kad tai 90-ieji. Siųskite savo nuotraukas nuorodą, kurią palieku video aprašymo apačioje ir tapkite Baltijos ledų reklaminiais veidais. O jei nerandate savo nuotraukų ir vis tiek norite nusikelti į vaikystę, su Baltijos ledais tai padaryti labai lengva. Tobulas skonis, kuris nepasikeitė per 30 metų. Redakcija dėkoja pasakoriui ir noriu pabrėžti, kad tai yra fikcinis kūrinys. Vardai, personažai, vietos, įvykiai ir kita yra pasakoriaus vaizduotės produktas arba naudojami visiškai fiktyviai. Pasirodžius distrekui prieš mūsų laidą redakcija pasilieka teisę imtis atsakomųjų satyrinių veiksmų. O dabar keliaukim ten, kur žmonės savo santykius aiškinasi ne žodžiais, o kumščiais. Su pirštinėmis, aišku, ir su teisėjais. Balandžio 18 dieną praėjo didžiausias Lietuvoje kovinio sporto renginys UTMA 18. Kas vyko ringe, paliksiu komentuoti apie tai nusimanantiems sporto ekspertams. O aš tuo tarpu galiu aptarti tai, kas vyko šalia ringo. Dieną prieš vyko UTMA ir Hiparikų kolabas Kriaušiadaužis. Čia kartu renginyje dalyvavo įtemptus santykius turintis Markas Žukauskas ir Dominykas Dirgstys. Tiesa, situacija nurimo, vyrai vienas kitam išreiškia gražius žodžius ir netgi galėčiau sakyti, susitaikė. Kaip bebūtų keista, bet komikas ir kovotojas geriau savo konfliktą išsprendė nei psichoterapeutė ir komunikacijos ekspertė. Džiaugiuosi už jūs, vyrai. Matyt, Dominykui santykiai su mamos amžiaus moterimi davė brandos. Kalbant apie Dominyko mamą, Oksana Pikul įsivėlė į kovą su legendinė ringo mergaitė, mergina iš pasakos, Monika Šalčiūtė. Monika Šalčiūtė išvadino Oksaną Pikul sena paleistuvė. O Oksana kreipėsi į Černiausko kontorą, turbūt ne šito Černiausko, nes šitas Černiauskas kitokiom bylom užsiima, o į šito Černiausko kontorą, kad Monika paneigtų savo žodžius. Nežinau tiksliai kuriuo žodžius, kad sena ar kad paleistuvė. Oksana, paimk pavyzdį iš savo subrendusios antros pusės Dominyko ir taikiai išspręskit šias problemas. O dėl ko kilo visas šitas Šalčiūtės pyktis Oksanai? O čia jau visai kitos naujienos. Kadangi per tą patį UTMA renginį Dominykas Dirgstys per savo išėjimą į ringą pasipiršo Oksanai. Sveikinam Oksaną iš mamos į sužadėtines. Oksana
Oksana Dominykui pasakė taip, Dominykas ėjo į ringą kovoti, o Oksana ėjo į savo storiukus dėkoti. Žinoma, ne Dominykui, o Žiedui. O kai jau buvo įkeltas storiukas Žiedui, tada galima ir Dominykui laimės ašaras pasiūsti. Tai kada vestuvės, Dominikai? Pradžioje pasirodė informacija, kad lygiai po savaitės balandžio 25 dieną buvo kviečiami visi. Sutiko dalyvauti net Oksanos buvęs Simas Jasaitis, bet po to paaiškėjo, kad tikroji data rugsėjo 26 diena. Sutapimas ar ne, bet tą pačią dieną vyks Dominyko kova prieš Maslobojevą, UTMA 19 turnyre. Nenoriu nieko sakyti, bet gali būti, kad bus pirmas vestuvės, kurių jaunikis neatsimins ne dėl suvartoto alkoholio. Vieni sportuoja, kad galėtų parodyti savo tobulus pilvo presus. Kiti gulasi ant operacinio stalo. Taip, išgirdote mane teisingai, rusiškiausio pseudonimų savininkė Baša pasidarė pilvo plastikos operaciją. Kaip pati teigia, operacija atlikta ne dėl grožio, o dėl sveikatos problemų. Taip, Baša, Vaidas Baumila žandikaulį tvarkėsi irgi tam, kad galėtų graikinius riešutus dantimis gliaudyti. Ir tikrai ne dėl grožio. Mes tikime jumis abiem. Viktorija Seagal džiaugiasi apsivaliusi nuo toksiškų santykių. Palauk, Viktorija. Jei aš gerai pamenu, tai ar net tu buvai tų toksiškų santykių šaltinis? Pirmą tu susimetei su savo vyro geriausiu draugu, tada bandėjai jam pripaišyti smurtą artimoje aplinkoje, dėl ko vyras turėjo praleisti naktį areštiniai. Žmonės net šnekamojoje kalboje pradėjo naudoti žodį sigelinti, kas reiškia kalbėti netiesą, šmeižti artimą. Bet smagu, kad supratai, kad problema ne tavyje, o kitose žmonėse. Tiesa, ne vien Seagal pajuto dvasinį nušvitimą, net taip senai mašiną pralošinėjusi Julija Žižė, atostogaudama Balyje patyrė dvasinį apsivalymą. 5 dalių straipsnis apie Žižės 40-metį Balyje. Trumpai, Žižė pajuto dvasinę brandą. Sveikiname su gimtadieniu ir tikimės, kad Balyje niekada nelyja. O kas sužiūrėjote iki galo, būtinai komentaruose parašykite lyja. Ir gal laimėsi dar kokį daužtą automobilį? Tad sakom, ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai, atleiskit, jei kas ne taip. Taip ir prabėgo tas karštas balandžio mėnesis Lietuvoje, netrūko pykčių, dramų, ašarų ir juoko. O jei vis dėlto pažiūrėjot ir likot patenkinti mūsų laidą, tai paprašysiu jūsų paspausti like, paprenumeruoti mūsų kanalą, jei nesunku ir draugui nusiųsti. Bet aišku, jeigu patys norit, nepristosiu prie jūsų. Paspaudėjau? Nu ir viskas, neskaudėjo ir. O visiems, kas neprenumeruojat mūsų kanalo, mūsų geras laidos draugas turi ką jums pasakyti. Sako, reikia smūgiuoti iš kairės, tada geras smūgis gaunasi. Bet darykit tai darbais ir žodžiais. O jeigu smūgis neišvengiamas, tai tada darykit taip, kad jis būtų... Supratot? Prenumeruojat ir negausit nuo manęs iš kairės. O dabar sakau iki kitų kartų. Su jumis buvo jūsų paprastas žmogus, Laura Dragūnaitė, o čia buvo laida Nespaudai. Man atrodo, kad ji ne tik su savo psichoterapeute. Supratau, kad jei viską tai laikysiu, Blet, vis tiek vėl blogai. Bet tai gerai, nu tai ten susikarpys viskas. Tai, o kodėl tiek mažai moterų? Gerai, aš tik negaliu man sunku dėti. Spaudai, sugausim, ko negaudai, nes spaudai. Jau vakariniai baudai, nes spaudai. Čia viskas tavo naudai, nes spaudai. Ką dar negaudai, nes spaudai, nes spaudai. Sugausim, ko negaudai, nes spaudai. Vakariniai baudai, nes spaudai. Čia viskas tavo naudai, nes spaudai.